Stapūn. Stefanija. Žemaitiška Stapūn. Stepūn. Stefanija, nu dokumentų Stefanija. Stepūn. Tai sveiki, vėl Stepūn. Mano vardas Ieva. O, man sasau buvo Ieva, amžinatėlis Ievonai. Ieva buvo. Aš esu vienas. Nieko buvo. Viena Kristina turi. Viena Kristina, viena Stepūnė. Čia mano vaiks. O Dieve, negaliu. Negaliu, aš čia daužos, negaliu, kad buvo į dabar Daug žmonių labai dėl to? Ką? Dėl daug žmonių ar dėl to? Ne, kad buvau jauna, į neblogą išmorzas buvau, bet dabar, kad prokšla, nenoriu niek susitikti, man gėda, kad sentuoti, ko aš galiu lyst, ko aš galiu šnekėti, seni. Tylėk. Aha. Jums taip sako kas nors? Nu, esu iš kaimynų, girdėjus iš kaimynus. Dukra mane myli, geras man vaiks, kaip tu sakau, tu iki rokšuo myli, nu aš jau sena, o tu jauna dar. O tai kur Stefanija, iš kokio krašto jūs kilus? Aš iš gryna kraujo Žemaitė. Nu, žydėko. Taip ir jaučiu. Žydėka įlatė man bažnyčių ant kapų koplyčko, tik graži žydėko į. O man žydėka. Dabar ką galėčiau nubėgti ten pasimelst. Kokia bažnyčia, kokia koplyčia graži. Aš be mamas užaugau mažėlėliu. Laukus. Rugių laukus, į gobelindus nakodavau, nušalos kojelės, susirietęs kaptermas. Dieve, nenoriu nepriminkit vaikystę. Žiauriausiai mano vaikystė buvusi. Reikėjo man vargti. Nu, dabar gera, kad dukra gera turi, vargti dabar ten tužugas tą. Saugo, kad tik mama, ką tau tik va, Monika Pkoti, rodosu aš. Užaugau nei mokslą, kas mane leis, tėvų neduoda. Geriau būčiau maža numerus, negu tokiam dorniau gyventi. Dirbau, vakvaits man rankelis, koks tau gražias į, mergaitė, bet šaltas labai. Vakvaits gražias, o man moteriškenis, vyriškenis rankas. Aš pjoviau su dalgiu, aš su kastuvu griovius kasiau. Aš viską malką skaldžiau. Ar galiu pabandyti patyrinėti? Tai jūs sakot griovius kasėt, ne? Jo, griovius malką skaldžiau. Ir malkas su šitom rankom? Jo, vaikelis, skaldžiau malkas. O ką dar? Nu, bandau dar išsiaiškinti. Ką jūs čia dar veikėt? Ar su popieriais dirbot ar nelabai? Ne, aš siuvinėt labai mylėjau. Jėzau, man siuvinėt, čia man siuvinėt. Nusiuvinėti dabar bakštyčio. Bet tadas negaliu laikyti. Labai mėgstu siuvinėti. Ar turit nebaigtą kokį siuvinį, ką? Esu, bet badats nejau. Nenulaika badats, nikam nervuotais, jeigu nieks neišėjai. Mėgau nuo blogai įsiuvinėti. Nuo blogą? Blogai. Juk gerai. Man atrodo, kad labai daug kantrybės reikia šitokiam darbui. Aš stengiausi mažas, stambes langas į negražiai. Labai daug kruopštumo. Jo, aš labai norėjau, kad būtų padaryti, bet gražiai, natūraliai taip. O nebuvo minties vidury darbo mesti nepabaigti? Ne. Ne, aš tik norėjau vienu, tu dar nebaigiau, jau kitą noriu, jau žiūriu. O Jėzau, aš kokie buvau, nežinau. Nu, čia šeima su vaikas prie vandens, mata, su laiveliu, su lotka važiuoju, gulbės, va. Taip. Prie vandens, nu Prie gamtuo. vandens šeima, ne? Jo. Tai sakėt, kad rodėt ir kaimynam, ne, savo darbus? Matė. O ką sakė, kai matė? Ką? Ką sakė, kai matė?
Neko sakys, kur tau kadmī, kur tau kantrība, kura nudēsi, saka, tu uzījam geriau meks kā nors. Jau buvau, nu jau mēs. Saka, geriau meksti. Saka, mēs paveļņu kača, geriau meksiu kā nors, nu mēr. Motēja meksti, viską, bet niek normāli netur. Aš tai žiūriu va, į tą detalumą, kad čia vis tiek va reikia spalvą suderinti. Nu, ja, daug maž, bet aš meluoju, daug nesuderina užtat, kad siūlų neturėjau, ir buvau brangi, ir nusipirkti negalėjau. Ir nėra daug suderinto, o čia tokį veidą, ne už ką, nėra. Kokį turi tokį siūlį. Supratau, tai jei būtume turėjus, tai čia būtų dar Dar viskas kitoks būtų, jo būtų gražesnis, čia būtų gražiau, netinka ta spalva, netinka. Netinka, ne? Jo. O kuri spalva jums labai va čia tinka? Dabar aš jau nebesuprantu, dabar jau pasenau. Supratau. Jau. O tai kiek čia reikia metų tokį siūlį? Ne, Kiek laiko? Dar? Vau, Kristinas, paklausk. Kokius 5 metus, ne? Baigęs. Ja. Čia baigė, čia porą savaičių, žiūrėkit, jau viskas padaryta. Paskutinius darbus, kur jinai siuvinėjo, man tai labai keldavo nuostabą, nes čia dėje negalim pažiūrėti kitos pusės išvirkščios šito paveikslo. Tai man tai buvo, mane šokiravo, kai aš atverčiau kitą pusę ir jinai vienas prie vieno kaip va šitą pusę. Ta prasme, įsivaizduojat, kai yra išvirkščia, tai jinai įprastai ten kutukai, visokie galiukai lieka, o pas ją taip gražiai tie galiukai užslėpti, ta prasme, nėra, nu nieko, nu ant tiek gražiai, tai galvoju, kai jog čia reikia kantrybės. Kur palaikė, tas buvo mano vyrs. Ir Vyras. su manis gailėjosi, jums manivo. Bet buvo problema Lietuvis ta, buvo, ar ne? kad nenorėjau važiuoti į Rusiją, galvoju, Rusą ten gera gal gyven. Sakys, ką čia merga plėka iš kur ištrauk. Bijojau. O jūsų vyras iš Rusijos? Jo, Rusas Virapontau buvau. Na va, amžinatėlis jau užsienį Amerikai. O jums va rusų kultūra artimesnė negu lietuvių? Jo, man buvo artimesnė tas laikas. O dabar? O dabar nesuprantu. Dabar pas daug kur gyvenu, nebežinau. Ir nežinau, kokį tautą pasirinkti, kokį geresnį. Nenoriu į blogą išeiti. Taip. Tai ir nesat pasirinkusi? Nes pasirinkusi, į vis galvoju, kur reikėtų. Gal į latvių, gal į rusų, gal. Pas ją yra toks, tai žinot, viskas labai atsispindi mano galva į momentus gyvenimo. Tarkim, gimė jinai Lietuvoje, tai aišku ir vat šaukia ją, vat dėl to ir sako, kad jinai, nu vat į tą gimtinę vat norisi, traukia, jai ten vat tas geras jausmas užgula širdį, ar ne, tą. Bet buvo momentas gyvenime, kai buvo labai sunku, ar ne, jinai buvo viena, daug vaikų, ten sunkumų, problemų kažkokių ir tuo momentu jai, tuo laikmečiu, bet tuo momentu jai buvo labai gerai Latvijoje. Latviai, tarsi šita šalis, šita tauta, daugiau tarsi, jai užsifiksavo, nes vaikystėje Lietuvoje, nu, jai buvo sunku. Jai buvo sunku, niekas į mokyklą išleisti niekas neišleido, ir ne, nes buvo našlaitė, tas anas, ir tiesiog taip gal susidėliojo paprasčiausiai, ir jinai nesulaukė to palaikymo. Tuo tarpu, kai jau vaikai gimė, augo, ar ne, jinai labiau sulaukė to tokio palaikymo, patarimo kažkokio, nuoširdumo tokio, gal daugiau būtent iš latvių. Ir dėl to natūralu, kaip ir kiekvienas, mes linkstam ten, kur mums yra šilčiau, kur yra jaukiau, kur tu saugiau jautiesi. Dėl to ją ir šaukia į tą pusę, ar ne? Vyras sutiktas rusas, ar ne? Tai vėl, jeigu jisai buvo geras žmogus, tai čia ir musulmoną galiu sutikti, čia ir turką, ir nežinau, bet kokią. Bet jos gyvenime tiesiog šitos šalis taip
susidėliojo ir skirtingais momentais. Ir vienu momentu šitie buvo, vadinkim, nu geri, kiti kitu, tai taip, nu, tai toks, dėl to jinai taip gal ir jaučiasi, taip nėra, kad va, vien, kaip aš ten jau visiška lietuvė, jau ten, man tik Lietuva ir ten jau esu patriotas kažkoks, tai ne. Aišku, aš tavęs tai tikrai kažkokia tai Rusija nelaikau, ar tai vienareikšmiškai, mano tėtis tai Latvis buvo. Aš gimiau Latvijoje pati, bet užaugau ir gyvenu Lietuvoje, bet yra tas kažkas, žinokit, iš tikrųjų nežinau, čia, kai sako kraujas šaukia, ar ne, nu, tai anksčiau, kai jauna buvau, to nesuvokiau, bet dabar jau su metais tikrai jaučiasi. Ir kada važiuoju pas sesę į Latviją, ar tiesiog į Latviją važiuoju, aš nemoku pasakyti toks viduj. Vat kaip mama kalbėjo apie Žemaitiją, vat iš kur jinai Skuode gimus, ar ne, iš tos pusės, tai kaip jinai, vat jai yra tas jausmas, ne, gimtinės tos, vat. Tai man toks lygiai irgi tas toks, tai vat kai kažkur išgirsti latvių kažką tai, ar kalbant apie latvius, ar ten kažką, tai taip, žinokit, iš karto viskas nublanksta ir tik tu girdi va, tą, ką girdi. Na, ta prasme, išsiskiria toks. Ir nemoku paaiškinti. Visu, ko saprot. Tu saprot по-латвийски runāt? Un kāpēc tu neizproti? Jāprot runāt, tā ir mūsu kaimiņu tauta. Jāprot runāt. Jā. Es māku, pa-latviski, pa-krieviski māku un leišu valodu māku. Jā. Tai mano mama serga kraujagysline demencija. Ten yra ir dar kalnas, aišku, ligų. Ir pagrindė tai va ta atminties tas sutrikimas, jinai pastoviai kartojasi, pastoviai. Ir tas, kas vat jai yra skaudžiausia gyvenime buvo, tai tas vat šiai dienai jisai kyla ir nenustodamas pastoviai kyla ir jinai apie tai daugiausiai vat ir kalba. Tai ką jinai valgė prieš 5 minutės, ar ką sakė prieš 10 minučių, jinai to nepamena. Bet kas buvo ten vos ne 40 metų atgalios, jinai tą gali taip ryškiai papasakoti, bet dabar matau, kaip jinai maišo netgi kitą kartą būna mūsų vaikus. Tam tikras istorijas, kurias aš jau žinau, ar ne, ten iš vaikystės tarp kažko ir jinai vat maišo, kad ten nešo mano sesuo, nors iš tikrųjų ten aš taip vaikystėj, tarkim, dariau ir tas liūdina. Tai taip. Nustatė, kada, pasakė, bet taip pasakė, tai čia vat yra tokia liga, aš prisipažinsiu, dabar atrodysiu turbūt kvailai, bet aš tikrai nežinau, kas tai yra. Ta prasme, demencija, kas čia tokio? Nežinau, tikrai nežinau, ta prasme, neišprusus ar kokią galit vadinti, bet aš nežinau, kas tai yra. Tik tai, kai aš atsiverčiau ir pradėjau šnekėti, kai aš pakalbėjau su artimiausiam savo draugėm ir man tada pasakė, kas tai yra. Tada pradėjau, aišku, labai daug skaityti, žiūrėti ir tada baisu pasidarė. Šiai dienai yra padaryta taip, kad iš tikrųjų paprastam žmogui, jeigu tu tikrai neturi labai didelės finansinės pagalbės kažkokios ar ne, ir negali savo taip atleisti būti su tuo žmogum, savo artimu, tai yra toks jausmas, kad viskas padaryta, kaip tik tai neduota pasirinkimo, kad dabar ar tu slaugysi tą žmogų savo artimą, ar vis tik tu renkiesi, kad ne, geriau aš atiduodu į tam tikrą instanciją, aš dirbu, geriau ten savaitgaliais lankau ten ar ne ir panašiai, bet aš turiu iš ko rinktis. Šiai dienai, mano galva, nėra žmonėm tai padaryta. Šiai dienai žmogus taip, labai paprastai yra, aš atsisėdu ir aš matau, jeigu aš esu globėjas,
Tai visų pirma, aš dar tvarkusiu dokumentus, kokius 2 metus gaištų laiko ir man nei tenai stažas eina, nei ten kažkokie, nei absoliučiai, tiesiog iš geros valios, ar ne? Ir tai vat, reiškia, jeigu aš globėjų būnu, kokie man privalumai, sakykime, kaip man išgyventi būnant globėjų, neturint darbo, atsisakant, ar ne? Ir aš dabar globėjas ir vat, kaip man su tuo išgyventi visų. Čia aš išnešu tus kažkokį tą bent minimalų biudžetą, kad mes galėtumėm oriai, pabrėžiu, oriai gyventi. Ir pasižiūri, jeigu aš dirbu, kad ir ten gal minimumas, ar biški daugiau nei minimumas, tarkim, finansai gauni, tu dirbi, bet tada artimą atiduodi į tam tikrą instanciją, ar ne? Ir vat, nu va, 2 tau pavyzdžiai. Ir aš jums pasakysiu, 5 minutės ir tau taip aišku, ką pasirinkti. Visada sakau savo, kad tarkim, jinai būna tų momentų, kai pamiršta ar ne, ten ir panašiai. Arba aš būna kartais, aš taip, kaip aš sakau, bandau mankštinti jos atmintį, jeigu taip galima išsireikšti. Ir kartais ateinu ir kartais susigalvota problema, o kartais iš tikrųjų turiu, ar ne? Ir kaip senais laikais, ta prasme, kai jinai buvo tas žmogus ir klausim, tai ką man daryti? Kaip man būti? Ir jeigu anksčiau jinai ten, tau pasakydavo, kad ten reikia, taip ar anaip, tai dabar aš labai dažnai girdžiu tą atsakymą, kad, ne jau, nebegaliu tau patart. Aš dabar tau patart negaliu, tu geriausiai žinai. Tu esi labai protinga ir tu geriau žinai, dabar jau tu geriau žinai negu aš, kaip daryti. Ir jinai vėl akcentuoja tik tai tą, klausyk savo vidaus ir niekada neapsiriksi. Ir mokėtų suprasti, kors tai falš, atstum, pasitrauk nuo jo, nieko nam nesakyk, atsaknok ir eik savo keliu. Bet... Kad galėtų atsirinkti, ne kur jo, tiesa, kur... kada negalėtų atsirinkti, suprast, koridorė, kur su geru sakau, toliai važiuos. Su blogas ratas, iškart sulūž, sukrist, stenkės būti, va. Tu būsi sąžiningas, į tau bus. Širdelį jausmas. Širdelį pasako viską. Dieve. Labai esu dėkinga mamai. Ir ta liga, tikrai, tokia, jūs sakėt, paradoksali, bet aš turiu tą galimybę. Aš nežinau, kaip būtų buvę, jeigu nebūtų buvę ligos. Nežinau, kaip būtų buvę. Gal aš čia gyvenčiau, mama nauja Akmenė, taigi čia, Dieve, koks kelias, ar ne, kiek tu ten atvažiuoji, kartą į mėnesį ten ir panašiai, arba ten būdavo aš atsivežu čionai, pabūna ten sezoną šaltai, pavyzdžiui, ten tada vėl išvažiuoja. Ir toksai, bet ir aš atsimenu, ir kai sako, reikia atsargiai svajoti, nes tos svajonės pildosi. Ir aš visada galvojau, matau, kaip mama sensta. Matau, aišku, aš ir jauninėjau, bet ir aš visą laiką kažkaip galvoju, kaip aš norėčiau to laiko tokio kartu, bet tokio, kur tavęs, kaip prieš tai biškį minėjau, kur tavęs netitraukia ten vaikai, nežinau, ten vyras, ten dar darbai, karjera, nes man labai norėjosi karjeros be proto. Ir tu gali neskubėdamas pasakyti, aš čia turiu pusę valandos, viso, dabar šnekam, nes man už 20 minučių aš ten turiu tą, ir 3, ir 5 daryti. Ir tavo tas laikas kažkam yra paskirstytas. Tai aš labai norėjau, kad tiesiog, kad tas laikas sustotų ir visas laikas tai yra mūsų. Tai aš dėkinga už tus visus momentus, dėkinga už tai, kaip jinai mane išauklėjo. Ja. Ir kad galiu to visų pasimėgauti. Tai
tai tik tai tiek. Ir kaip aš sakau, faina, kai yra 21 amžius ir čia galės visą tą žiūrėti net ne viena karta iš principo. Kaip aš sakau, po manęs ten, jeigu kam bus įdomu, tai N kartų gali peržiūrėti tą, ko, sakykime, anksčiaugi nebuvo. Geriausiu atveju, jeigu tu nuotrauką ten turi. Tai, pavyzdžiui, kaip aš, užaugus be senelių, be nieko neturiu. Mama, kai ten Dievas 3 asmenyse, tai mano mama irgi ten, nežinau, keliuose asmenyse. Mama ir dar kartą mama, ir dar kartą mama, ir mama visame kame. Tai mama buvo ten, nežinau, kiek tų tokių keliuose asmenyse. Bet aš manau, kad jai pavyko perduoti tą, ką reikėjo. Geriausius dalykus.